nu, garo kelias ar ne, vat matot, vanduo mėlynas grįžta, ne, garai nueina, ten eina į tas turbinas. Nu, toliau, kaip matom, va čia yra tasai įtempto betono, įtempto gelžbetonio yra kokis tai, va matot, va šičia. Nu, apsauga ten 2 metrai ir betoninis, va, jeigu pažiūrėti. Toliau, va, reaktoriaus pats tas slėgiminis konteinmentas, va, yra, reiškia, jeigu ten vidu ir susilydytų viskas ar kas, tai neišeitų per šitą. Nu ir vat, čia vat kuro rinklės, kaip matot, čia ta mašina, kuri vat mirksi. Nu, kai kas 13 mėnesių numatyta stabdyti ir mėnesį laiko maždaug, na, ardyti viršų tą, vat tos varžtus atsukti, nuimti viršų, nuvažiuoti iki pat kuro rinklių. Ir tada su ta mašina pakeisti kūrą. Maždaug kūras 3-4 metus išbūna, nu, taip jau rinklį. Nu ir ką toliau mes čia matom. Va čia yra valdymo strypeliai kokie tai, ar ne? Čia va paskui, jeigu reiktų stabdyti staiga, matai ten va, nuėjo strypas tasai. Va ten jisai. O šiaip tai, reiškia, galios reguliavimas panašiai, bet su maždaug 20 tokių strypų sugeriančių. Bet jeigu bėda, tai va čia stovi, matot, tenai, hydraulic control unit parašyta. Nu, tai tenai, reiškia, jeigu jau bėda, tai su didelė jėga labai tokia hidraulinė suvaro visus tos strypus ir nutrūksta grandininė reakcija. Bėda ta, kad lieka tik tai tie dalymosi produktai, kurie labai kaitina. Ir jos turi aušinti nuolat. Jeigu tik tai nėra vandens, iškart įkaistas, susilyda tenai ir vandenilis susidaro, ten, kaip japonai tą vandenilį reikėjo išleisti, kad nesprogdintų, susijungia su deguojami, čia vandenilio energetika. Na va, ir jeigu čia pasižiūrėti, reiškia, va ta pompa, tų pompų, kurios ten vandenį varinėja tuo ratu. Ir ta pompa, tas siurblys lietuviškai, nešnekant, tai yra tiesiog jau konteinmente, tai čia jo saugumo jau toks sumetimas. Kiti tai būna visi kažkur tai šalia, vis kažkur tai už konteinmento. Nu, toliau kas čia, dar kažkokia tai pompelė čia yra turbūt reikalai esant, čia yra separatorius, kažkur turi užsidegti. Dega ten, ten. Aha, nu va. Toliau yra garo kondensatorius, čia jau, reiškia, šita dalis, turbininė dalis, tai visose elektrinėse vienoda. Ir našumo koeficientas vienodas, apie 34. Reiškia, 2/3 vandens eina ežeram šildyti arba orui. Čia jau ta pati turbina. Čia high pressure, čia low pressure. Paspaudžiu viską vienu metu. Panaudotas kuras yra čia, būtent baseinų norėjau matyti. Po vieną. Ten baseinas panaudotam kuras. Ir generatorius čia. Irgi. Viskas didelis. Šitą spaudė, palaikyti. Man kas paspausti. Patys gali pasifotografuoti prie reaktorių. Ką šitas daro? Rest in peace reiškia. Nu, čia jis yra maždaug 100, gal kokį 10 kartų sumažinti. 110? 120. Nes čia 7 metrai maždaug to reaktoriaus yra apie 20 kokie ten 5 ar kiek ilgis. Tai taip pamatuotume, tai maždaug ir išėjai. Tai čia dabar, jeigu kai veš tą reaktorių, tai ten problemų. Viena 110 manęs. O žada iš Klaipėdos į šiaudų pusę ten ir paskui ten tą pusę, čia gal save panvežė jūra. Nu, valdymo pultelis, ten sėdi hebra, pamainos hebra. Vienas viršininkas, kitas turbinininkas, kitas reaktorininkas, o taip maždaug. Žmonių daug nereikia tam valdymui. Šiaip tai apie 300 specialistų būktai. Bet tik tiek, kad paskui viskas samdo remontam. O čia Ignalinai buvo netgi 2 reaktoriams 6000 žmonių buvo.
bet patys remontuodavosi ten, nu, išpūstas stipriai. Na, o šiaip tai čia vat keli barjerai tokie vadinasi. Čia tas pats kuras tabletėje, paskui vamzdyje jau tam kuros strype irgi izoliuotas, paskui, sakykime, ir tas konteinmentas, ir paskui dar vienas apsauginis sluoksnis. Taip pat jisai yra stipriai. Ir daug yra dabar tokių patobulinimų, reiškia, kad jis viduj gali 3 paras save aušinti. Padarytos 4 sistemos tokios yra, va čia jau šiapus po betono. Yra viduj betono viduje. Ten, tarkime, koks nors garas susidaro iš vandens, ar ne, ten eina kažkur, tai pataiko į kokį tai malūnėlį, suka tą malūnėlį. Bet malūnėlis ne elektrą gamina, o tiesiog vandens siurblys ten prikabintas ir jisai tą vandenį varo. Tai tokios 4 sistemos. Viena ten vaidinga tokia. Paskočius yra. Tai kitas išgelbės yra. Jėti biškį. Galit nusifotografuoti, vyrai sustoja po vieną, po du, paskui po 3. Čia proga reta, Japonas atvarė vien tik tai tam kursą, penktadienį vėl išvežė. Kiek kainuoja šitas dalykas? Tai jums čia įtarga brangiai. Modelis. Kiek kartų, neparduodama. Yra didesnis ir mažesnis, 2 modeliai. Čia skaitas didesnis ar mažesnis? Na, daug, taip sakant, didėtas, tai tikriausiai, kad tai būtų. Aš manau.